Atėjo laikas pasigaminti rūkyklą pačiam, nes, kai žinom, iš parduotuvės sunku pataikyti jau labai skanią mėsytę, kuri būtų tokia kaimiška, tikro dūmo skonio, o ne kaip dažniausiai, kai būna, kaip sakau, toksai mirkalas, kur atpjauni, nei rūkyta, nei kažkokia kažkur išmirkyta, jinai yra, ne tas skonis. Tai žodžiu, pradėsim darbus ir truputį parodysiu. Gavau štai rūkyklos krosnelę, kurios čia dabar nėra, ir rūkyklos padą, ant kurios statysiu tokią būdelę. Dalis rėmo padaryta, pats rėmas susukinėtas varžtais, kojos taip pat ir perveržtos. Šiaip iš esmės nežinau, kodėl čia padaryta tokia įpjova yra. Bet aš galvoju, ateity gal truputį patobulinsiu. Padarysiu tokį įleidimą, kad pats blogas dūmas išeitų per apačią. Geras į viršų, blogas per apačią išeina, į skanesnę mėsytę būna. Kaip mano brangioji pasakė vištidė, tai vištidės karkasas kaip ir baigtas. Dabar dėsis lentutės ant stogelio, iš šonų. Šiaip iš pradžių iš šonų sudėsiu, nes įtariu, kad lentų trūksiu, net durų neišeis gal net padaryti. Tai šonų susidedu, po to lipdysiu stogelį ir kaip ir bus beveik baigta. Išorę su aliejum nudažysiu, nulakuosiu, kaip čia pasakyti, nualiejuosiu ir bus galima užkurti pradeginti. Varžtų liko tai tiek, per mažai dabar varžtų nusipirkau, o medienos atsirado dar vienas naujas pakis, tai ne visas pasinaudos, bet negaliu užbaigti šios rūkyklos, nes tiesiog varžtų nebėra. Esmė dabar tie šonai apsisiuvo, čia man patinka gražiai viskas nusipjovė ganėtinai lygiai, čia irgi šonas apsiūtas. Čia mąstau apskritai toks medinius kampukus susidėti, kad tų išfrezavimų neliktų visų. Biškiai estetiškiau atrodys ir tarpų neliks. Ir kas manęs belaukia, tai stogelį pasidaryti, kaminiuką. Čia porą lentikių tokių užsidėti ir durelės ir viskas bus baigta rūkykla. Štai tokia va būdelė gavosi. Su stogeliu, su viskuo. Praktiškai durelės irgi jau padarytos, reikės tik uždėti. Tai ko trūksta, tai apdailinės juostelės. Čia irgi juostelę susidėliosiu ant visų kampų, tokius kampukus irgi, kad dar dailiau atrodytų.